Mėlyji, bonžūras visiems. Na ir štai visi mokytojai vėl su jumis. Atėjau šiandien su jumis pakalbėti apie paslaptis. Paslaptis visiems yra labai įdomios, ne? Ypatingai kitų žmonių paslaptis. Bet šiandien aš noriu pakalbėti apie jūsų paslaptis. Bet prieš pradedant, aš jums užduosiu kelis klausimus, kad jūs galėtumėt identifikuoti, ant kiek stipriai ši tema yra apie jūs. Tai jūs atsakykit savo į klausimą, vat galit netgi pastabdyti ir pagalvoti, bus labai vertinga. Kaip dažnai jūs pagalvojat, kad jūs savo gyvenime esate auka? Kaip tai pasireiškia, ne? Kažkokių aplinkybių auka, kažkokių žmonių auka, ne? Tai ne visada būna įvardinama būtent taip, bet jeigu jau kalbam apie tą tokį tikrai gilų lygį, tai jau žmonės patys įvardina, kad aš esu auka, aš esu aukos pozicijoj. Jeigu žmogus neįvardina, kaip tai galima irgi identifikuoti. Tai jeigu jūs pastebit, kad ne jūs kūrėt savo gyvenimą, o tas gyvenimas su jumis lyg žinot vyksta, nutinka, vat kažkokios aplinkybės, jos tiesiog nutinka. Ypatingai, jeigu mes kalbam apie negatyvą. Va žinot, kažkas negatyvaus įvyko tiesiog. Nutiko. Nežinau, kaip taip gavosi. Tai va tai parodo, kad mes savo gyvenime esame aukos. Aplinkybių, situacijų, žmonių, gyvenimo ir taip toliau. Tai va, kai pradėjau kalbėti šiandien apie paslaptis, tai kuo daugiau žmogus savo gyvenime sako, kad su juo gyvenimas nutinka, tuo daugiau jisai savo pasąmonėj turi paslapčių tokių, ne? Apie kurias jis iš tikrųjų net nežino. Tai yra mūsų pasąmonėje, tai yra paslėpta ir tas žmogus tas paslaptis slepia ne tik nuo kitų žmonių, ne? Labai stropiai ir kiekvieną dieną intensyviai dėl to dirba, bet ir slepia tai nuo savęs paties. Tai yra ir pats žmogus nežino, kad tos paslaptis yra jo viduje, jo pasąmonėje. Dar kelis pavyzdžius jums pasakysiu, kad jums būtų irgi lengviau suprasti. Tai pavyzdys, moteris sako, aš nežinau, kaip taip gavosi, viskas buvo gerai, bet mane paliko vyras. Nežinau. Nežinau, kaip taip gavosi. Žinot, vat, įvyko. Nutiko. Lyg ir viskas buvo gerai, bet vyras mane paliko. Vyras mane išdavė. Ne, tiesiog kažkaip tai įvyko. Arba žmogus sako, viskas buvo gerai, dirbau kaip dirbau, žodžiu, viskas klostėsi gerai, planavau karjerą ir mane atleido. Kaip žaibas iš giedro dangaus. Vat saulytė šviečia ir žaibas babach, kalė. Nežinau, kaip taip gavosi. Čia, žinot, keli tik tai pavyzdžiai, bet tokių yra situacijų pas mus gyvenime n+k. Pas kai ką netgi kasdien. Tos situacijos jos tokios vyksta. Ir tai parodo, kad pas žmogų yra labai daug slaptų dalykų, kurių jis apie save nežino. Ir kuo daugiau tų dalykų, tų traumų, kažkokių programų, užslopintų, užslėptų, užšaldytų jausmų yra mūsų viduje, tuo daugiau gyvenimas su mumis nutinka, o ne mes jį kūrėm. Ne? Vat mes esam savo gyvenimo pasekmes, o ne priežastis. Gyvenimas su mumis tiesiog jisai nutinka, mes jo nekuriam. Ir kalbant apie tas paslaptis, pas kiekvieną žmogų tos paslaptis jos yra skirtingos.
Nėra tokio, ne, kad viena paslaptis jinai bendra pas visus. Žinoma, tos paslaptis jos tikrai ir sutampa. Nesam mes antiek jau visi žinot, unikalūs, kaip mums norėtųsi tuo tikėti, jau kad, vat, tokia trauma kaip pas mane, tai tik, vat, yra pas mane. Daugiau pas nieką jos nėra. Taip nėra, bet nepaisant to, vis tiek tos paslaptis, kadangi jų yra labai daug, ne, tūkstančiai, pas kažką net 100 000 skirtingų paslėptų paslapčių, tai parodo, kad visgi mes esam unikalūs, ne, kiekvienas. Ir pirmas čia dalykas, ne, kad tų paslapčių yra labai daug ir tos paslaptis pas kiekvieną yra skirtingos. Ir tol, kol mes nežinom tų paslapčių, mes nieko negalim pakeisti. Čia punktis numeris 1. Antras dalykas, kad kol mes jų nežinom, mes negalim jų pakeisti ir jos veikia mūsų gyvenimą labai, labai stipriai. Va tai, ko mes apie save nežinom, kas tūno giliai pasąmoniai, kažkokie išgyvenimai, kuriuos seniai išstūmė mane, giliai pasąmonė, kažkokie jausmai, pasirinkimai, išvados, mūsų kažkokie subjektyvūs įstatymai. Jeigu mes sąmoningai to nesuvokiam, tai mus veikia tiesiog 100%. Bet įsivaizduoti, jūs galite per tokį išraišką, ne, skaitmeninę, kad tai veikia maksimaliai, viskas 100%. Ir tik tada, kai mes pradedam į tai eiti, mes pamatom, kas ten yra, kas slepiasi mūsų viduje. Jūs galite įsivaizduoti tai, kad mes į tai kaip pašviečiam, ne, pasimti žibintą ir į tą tamsą ją pašviest. Kas vyksta, kai mes tamsiam kambarį, gerai, ne šviesą įjungiam, ne, o tiesiog žibintą atnešam, ar ten degtuką, ne, šviesos. Kas įvyksta? Atsiranda šviesa. Tamsa išnyksta. Buvo absoliučiai tamsu. Įsivaizduokit, kiek yra tamsu, tiek stipriai tai veikia mūsų gyvenimą. Kuo yra šviesiau, tuo silpniau tai veikia mūsų gyvenimą. Kaip atsiranda ta šviesa? Tai ta šviesa tai yra būtent mūsų sąmoningas mūsų dėmesys. Šviesa yra sąmoningumas. Tai, ką mes suvokiam, ne? Ką mes suprantam, čia kas yra, ne? Tai, kas yra nesąmoninga, viskas yra tamsoj, mūsų pasąmonė. Tai pirmas dalykas, ne? Tam, kad mes kažką pakeistume, mes turime tai atrasti. Žinot, kad mes kažkur dalinausi irgi šito pavyzdžiu, aš dabar galvoju, neprisimenu, ar per mokymus ir klube, sakau, kaip tu gali žmogus, pavyzdžiui, nukeliauti kažkokią šalį, jeigu tu nežinai apie tos šalies egzistavimą. Kiek iš jūsų žinot šalį Palau? Aš beje neseniai apie ją sužinojau, kad yra tokia šalis, ne miestas, ne sala, o visa šalis, atskira valstybė. Palau. Tai, kad jūs, pavyzdžiui, jos nežinot, arba kažkurios kitos, ne, visko juk žinot neįmanoma. Tai, kad jūs jos nežinot, nereiškia, kad jos nėra. Taip? Jūs nežinot, bet jinai egzistuoja. Bet jūs į ją nukeliaut galit tik tuo atveju, kai jūs apie ją sužinot. Tokia šalis egzistuoja, man įdomu, aš norėčiau ją nukeliauti ir aš tada jau planuoju, kaip aš tai galėčiau padaryti. Lygiai tas pats su viskuo, kas yra mūsų pasąmonė. Mes pakeisti tai galim tik tada, kai mes apie tai sužinom. Kai mes atrandam kažkokią savo dalį, kažkokį įstatymą, kažkokį pasirinkimą atrandam, sprendimą, traumą. Tik tuo atveju mes galim kažką pakeisti ir pašvietus tą savo sąmoningumo šviesą. Pateiksiu jums pavyzdį. Pas mane neseniai buvo asmenybės diagnostika ir klientas man sako,
Agata, kol aš nepaklausiau, kol nepaskaičiau, sako, jūsų klausimo klube Agavers, sako, aš net nežinojau ir nebuvau susimastęs, kad aš dabar esu krizėje, kad pas mane vat yra toks pereinamas laikotarpis tarp to, kas buvo, ir tarp to, ko aš vat noriu, bet dar nežinau, kaip tai sukurti, kaip iki to ateiti, kaip to pasiekti. Ir ten buvo, įsivaizduoju, tiesiog ten buvo klausimas. Ten net nebuvo podcastas, aš tiesiog rinkau klubo narių atsakymus, kad suprast, ar eiti į tą temą, ar tema yra aktuali. Įsivaizduojat, žmogus tiesiog perskaitęs klausimą, jisai suprato, koks pas jį dabar yra gyvenimo etapas. Ir įsivaizduokit, ne, kad žmogus ilgą laiką gali suktis kažkokiam užburtam rate, nesuprasti, kas su juo vyksta, kodėl vyksta. Jis sako, aš noriu iš to išeiti, nors jis net nesupranta, kame jisai yra. Vat pavyzdys, labai daug kas iš jūsų dabar esat pereinam laikotarpį, tai yra faktas. Ir jūs to net nežinot. Jūs galit kažką jausti, ne? Jūs galit lyg ir kažką truputį suprasti. Bet tam, kad iš tikrųjų kažką pakeisti, neužtenka suprasti truputį. Neužtenka netgi žinot. Va žinot, daug žmonių sako, Agata, bet ašgi tai žinau. Žinot, kad žinojimo užtektų. Mes visi jau būtume laimingi, turtingi, sveiki, energingi, realizavę save ir ten išsipildę pilnai per visas prizmes. Žinojimas yra pirmas laiptelis. Žinot neužtenka. Žinios yra tiesiog informacija. Nu, tu žinai, kad tai egzistuoja kaip teorija. Bet tam, kad padaryti pokytį savo gyvenime, žinių neužtenka. Ir daug kas iš jūsų žinot kažkokią informaciją. Bet nuo tų žinių gyvenimas jūsų kažkodėl nepasikeičia. Tai žinot, jūs jau turėt prieit, arba jau, kai dabar tai išgirtot, turit prieit prie išvados, kad žinojimo jo neužtenka. Ne, kad turi būti dar kažkokia sudedamoji, kaip čia, sudedamoji dalis, čia taip pasakiau, kažkas tokio, supratot, žodžiu. Kažkokia yra dar kita dalis, kuri yra reikalinga tam, kad tas pokytis iš tikrųjų įvyktų. Ir kalbant dar kartą, ne, apie tas skirtingas paslaptis, tai pirmas dalykas, ko reikia, tai būtent reikia žinių. Ne? Aš, pavyzdžiui, kaip ir visus savo projektus dirbu, kaip mes dirbam klube, teorija tai yra bazė. Nu, be teorijos mes tikrai niekur neišsisuksim, tai yra reikalinga protui, kad jisai suprastų, ne, logiškai, racionaliai, jam paaiškinti, kad jisai įsileistų ir mumis pasitikėtų ir praleistų mus eiti toliau. Nes priežastis, kodėl mes nedarome tai, ką mes norim daryti, ne, mums atrodo, kad mes norim. Tai viena labai paprasta priežastis, kad mūsų protas, mūsų kūnas, mūsų psichika, jie labai šventai tiki, kad mums tai yra nesaugu. Kodėl? Nes mums yra saugu tai, ką mes turim dabar. Kaip tai bebūtų keista, kaip mes su tuo nenorėtume sutikti, ne? Kad kaip, Agata, mangi dabar tikrai blogai, aš blogai jaučiuosi, ten aš sergu, pas mane yra toksiški santykiai. Vyras smurtauja, neuždirbu pinigų, išmetė iš darbo, krizė gyvenime, krizė šaly, krizė pasaulyje, ne? Negaliu išlipti iš lovos, apatiška būsena, ne? Neturiu jėgų, neturiu energijos, vaikai neklauso, viskas man ant pečių. Nu kaip tu sakai, kad čia man yra komfortas ir saugumas? Įkvėpkim, iškvėpkim, ne? Bet būtent taip ir yra. Kodėl? Kaip tai suprasti? Kaip tai traktuoja mūsų kūnas, psichika ir protas, ne? Tai, kad mes esam čia ir dabar, mes esam gyvi. Jūs klausote, ne?
jūs galite klausyti ir matyti tai tik vienu atveju, jeigu jūs esate gyvi. Jeigu jūs esate gyvi, reiškia, va tai, kas jūsų gyvenime dabar vyksta, taip va traktuoja psichika, protas, kūnas, tai yra saugu, nes tai yra suprantama. Va ta va yra dabar komforto zona, kokia jinai nekomfortiška bebūtų. Vat saugu yra tai dėl to, kad tu čia esi gyvas. Tai, ko tu ten nori, tai yra nesaugu. Net jeigu tai mums gali atrodyti, ne, kad, ne, taigi aš turėsiu laimingesnius santykius, ne, aš uždirbsiu daugiau, aš daugiau keliausiu, aš geriau jausiuos, aš padėsiu žmonėms, aš realizuosiu save, aš eisiu įrašinėti YouTube, aš vesiu Instagramą, taigi čia augimas. Bet tai yra nauja, suprantat? Tai yra nauja, tai yra nepažįstama, tai yra nesuprantama. Ir kaip tai traktuoja mūsų protas, kūnas, psichika, tai yra nesaugu. Reiškia, mes tavęs ten neleisim. Kaip tau beatrodytų tai spalvinga, gražu ir tu svajotum dėl to, vizualizuotum ir panašiai, saugu yra tai, kas yra vat čia ir dabar. Ir būtent dėl šios priežasties, kaip ir minėjau, ne, kad aš visada duodu daug teorijos tam, kad suprastų protas. Vat jūs pavyzdys, kai žinote, kad jūs į kažką neinat ne dėl to, kad ten neįmanoma, ar ten nepavyks, ar jums neskirta, ar jūs esat nevertingi. Ne. Tiesiog protas traktuoja, kad tai nėra saugu. Ir vat protui reikia labai daug dalykų paaiškinti, čia tik protas, paimam tik vieną dalį, ne. Protui reikia labai daug paaiškinti, per kūną reikia labai daug patirti, ne, psichikoje reikia daug iškapstyti, kad visuma, viskas, ne, kai sudedam į vieną, mus leistų į kitą lygį. Nepavyksta jums dėl to, kad jūs tiesiog kovojat. Vat žinot, kūnas, jisai negali pakelti dabar štangos 100 kg, jūs davai, kel, kodėl tu negali pakelti, žinot, va tokie va smūgiuoja ten, varot, bandot, suprantat, per kovą, per jėgą. Nors galime tiesiog step by step eiti po truputį kelt, 1 kg, 5-10, paskui 15-20, kas mėnesį, kas savaitę, ne, kelt ir jūs pakelsite 100 kg. Jeigu jūs eisit step by step. Dabar kūnui yra absoliučiai nesaugu kelt 100 kg, stumtą štangą, ne? Nesaugu. Saugu, bet yra ten, kur dabar yra. Ir čia taip su viskuo. Jeigu per kūną mums dar kažkoks plius minus suvokimas yra, tai per psichiką, darbą su savo protu, su jausmais, va čia, va žinot, suvokimas jis kažkur išskrenda. Mes pradedam save, žinot, spaust, žalot save, va žinot, noriu čia ir dabar rezultatų. Čia yra, žinot, žaidimas šiaip savo. Aš jums pasakysiu. Tai yra visiškai destruktyvi istorija. Jūs labai stipriai save sužalosit ir atkrisit žymiai stipriau atgal ir žymiai daugiau netgi metų atgal, nei jeigu jūs eitumėte tiesiog step by step, nežalojant savo psichikos, kūno, savo proto. Tai kam atsiliepia visi šitie dalykai, aš jūs noriu pakviesti prisijungti į klubą. Tai yra puikia vieta jums atrasti savo tas paslaptis, apie kurias mes čia jau kalbam beveik 20 minučių. Šį mėnesį jūs tai galite padaryti tik tai nuo 6 iki 13 dienos ir kitas įėjimas, kitas langas bus tik tai kitą mėnesį. Aš jūs apkabinu, linkiu jums gražaus likusio ryto, dienos, vakaro, kur bebūtumėt, ką bedarytumėt, kuo jūs užsiimtumėt ir kad jūs iki kitų greitų susitikimų.